Treneri, dar viena pergalė, išsaugota pirma vieta turnyriniai lenteliai. Žaidė 3 dienos po to, kai sukūrėt istorinį įvykį, nugalėjot praeitų metų LFF taurės čempionus, išėjot LFF taurės pusfinalį. Kaip šiandien, kaip atrodė pasiruošimas šiandienos rungtynėm ir kiek įtakojo tą pergalę prieš 3 dienas pasiruošimą šiandienai? Ruoštis iš tikrųjų nebuvo, ką per daug buvo labiau gal mintis atgaivinti vyrus, ypatingai tie, kur žaidė su atmosfera 20-23 su Panevėžiu, kur kainavo labai daug jėgų ir fizinių, ir psichologinių. Ir galiu pasakyti, pradėjom taip vangokai palyginus, bet po to, sakė vyrai, po kelionės sunkios kojos. Tai taip įsilingavom sunkiai, bet po truputį pradėjom grasinti vartams ir vienas momentas, antras, aišku, pradžioje gal truputį lengvo šoką gavom, kai varžovas į štangą pataikė labai gerą smūgį, varžovas paleido, tai sakau, šiai dienai ten didelio pasiruošimo nebuvo, tiesiog nuraminimas ir aišku, kaip vyrams sakiau, kad visas susifokusavimas į rezultatą, į rungtynės, į dėmesį, kad nedaryti tų klaidų tokių gynyboje. Pasaugojimas bus svarbu ir aišku, visi 11 žaidėjų turi dirbti tokiuose rungtynėse, tik per charakterį. Tai paminėjot tą darbą gynyboje, kiek šiandien buvot patenkintas, Garliava atrodė gal kiek ir turėjo progų, bet išsaugojot ir vėl vartus sausus. Kiek patenkintas esat savo vyrų darbų gynyboje? Gynyboje pakankamai kokybiškai sudirbo, nes jeigu taip logiškai galvojant, ką atsimenu, tai pirmą kėlinį štangą, ten gal porą pusmomenčių tokių buvo, tai manau, kad pakankamai gerai sudirbo. Aišku, labai trūko šiandien šviežumo ir to tikslaus perdavimo, labai aiškiai matėsi nuovargis, bet sakau, šiai dienai vyram atostogos, užsidirbo ir Liepos 6 renkamės ir mėginsim pradėti antram ratui neprašiau. Stengsimės antrą ratą sudirbti. Ačiū treneri ir sėkmės likusiai sezono daly. Treneri, šiandien rungtynės pradėjot aktyviai, per pirmas 15 minučių daugiau kontroliavot kamuolį nei varžovai, kūrėte progas, matėm vieną labai pavojingą smūgį, bet 19 minutę praleido tą įvartį. Kas pasikeitė po tų 15 minučių, kad mačo visa eiga persvertė į kitą pusę? Na, iš tikrųjų, tai ne 15 minučių mes kontroliavom visas 90 minučių. Tai įvartis ir pakeičia rungtynės, tai praleidom įvartį, turi žaidėjas meistriškumą, išpildė, o šiaip žaidimu esu patenkintas, geros rungtynės, turi kokybės žaidėjai Kretingos Minijos, bet mes šiandien tikrai atrodėm neblogai. Aišku, trūko momentų prie varžovų vartų, bet pats žaidimas, pats kamuolio judėjimas buvo labai geras. 90 minutę matėm konfliktą pasibaigusi jūsų žaidėjo raudona kortele. Buvo fizinis kontaktas. Kaip pats matė tą situaciją ir ar sutinkat su tokiu arbitro sprendimu? Na, žinot, jeigu būtų varas, tai nebūtų tos raudonos kortelės. Iš tikrųjų, tai ten gal, nežinau, suvaidino, užlaikė koją, tas traukė, 2 kartus traukė, atrodė kaip smūgis. Žinot, čia, žinot, vienas pasakė, kitas parodė. Tai tokios raudonos kortelės biškai juokingos. Ačiū treneri ir sėkmės likusiai sezonui.